Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną, kurią apmąstysime šią savaitę. Anu metu Lozoriaus seseris nusiuntė Jėzui žinią. Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė, šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbiai, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo. Ir tik tada pasakė mokiniams, eikime vėl į Judėją. Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusi kapo rūsyje. Morta, išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė, aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiesiems keliantis. Jėzus jai tarė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė, taip viešpatie, aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė, kur jį palaidojote? Jie atsakė, viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti, štai kaip jis jį mylėjo. O kiti sakė, argi tas, kuris atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola, užrista akmeniu. Jėzus tarė, nuriskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo, viešpatie jau dvokia, jau 4 dienos, kaip jis miręs. Jėzus jai tarė, argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę? Jie nurito akmenį, Jėzus pakėlė akis aukštin ir prabilo, Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausai. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingu balsu sušuko, Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apvyniotas drobule. Jėzus jiems įsakė, atraišiokite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Tai viešpaties žodis.